O, labas rytas, labas rytas. Problemos. Aiškau prie kabelės, sukau parsivežti 7,5 metrų ilgio klijuotos medienos balkį. Ir yra reikalų. Kona aš galiu pasakyti, Veini neturi, sakė, nėra. Atvažiavau į kitą Veitą, sako, turėm. Sako, galiam uždyką, jeigu nori, sako, mes tau dauti ton platformą ilgesnį, tik su Vein sąlyg. Sako, o čia šitas anir, jeigu atsikasi, kiek čia tos neįgy, kokiai 3 metrą beveik į aukštį. Sako, jeigu čia atsikasi, galėsi už nemokamą pasiimti. Okei, sakau, supratau, viskas aišku. Sakau, ne, gal aš šitiek nešiupeliuosi. Tai, žodžiu, sukuosi ir bandau dar į Veiną Veitą, į 3 Veitelį nuvažiuoti. Nu, gal ten turės. Įsijungiam 4K kokybę. Nu, Modesta, papasako, kam dabar pasakoja mani, kunči dara. Viskas, nu, pristatyk savo dar, davai. Kunči veikt, jūt. Nepasimėjau kameras, užmiršau. Iš to šalčiaus viskas. Nu, vis dėlto sugalvojai grindis daryti. Renaldai čia prišnekėjimų radadžia. Kaip čia išės be grindų? Nu, kaip čia be grindų išėsi. Žodžiu, štuk įdomesnį, biški. Technologija. Kai kurie jauč bus matikas įdirbi. Biški daugiau tokių darbų. Renaldis pirmsik mat. Tikra? A ne? Atspėjo. Žodžiu, plansai toks, kad ant grindų celofanas 200 mikronų. Yra paklocka iš betono netom drėgmė į grindis. Šona visi yra prihermetinti, prisandarinti. Sujungimai irgi yra visi suhermetinti ir užsandarinti. Tai dabar yra plans susigrėžti tas lištvelis su greitvinėm. Pasimėtų greitvinių, betonvinių. Ką? Visko turėjom. Visko turite, ne? Maladėc, jų šaunulė. Reik viskon prigrenšti. Išlyginamui pilt neišė, nes jį šalta laukį. Tai čia reiks pakaištuk tus galiukus. Kiek čia gaunas kokie 100 somą, nedaugiau jaučiu. Nedaugiau. Na, pasikišiam gal pakaištok, prigrėšiam. Bus gerai. Ir tada sudėsim visur vatą. Ir tada galėtum čia apdėti medinis grindis, bet medinių grindų nenor. Tai sudėsim 22 mm USB plokštį. Ir jau ant tos plokštės galės dėti laminatą, parketą ar kažkon dar kombę sugalvotų. Ir bus grindis šiltesnis, nes čia šildomų grindų nėra. Ar teisinga pristačiau? Taip, visiškai. Viskas, gali kepti darbą. Ačiū, Leda. O kokie šaunulė. Niek nebrek mokinti. Oplia, matematiniai sugebėjimai. Susiskaičiavau bendrus 26 kvadratą, va tuos reik 20 kvadratų, XPS reik 5,8 kvadratų. Perimetrus aplinkau gaunas, kur XPS dedas čia 18 metrų. Tai reik pasimgrubė 9 lapus XPS ir 20 kvadratų reik pasimti vatos į 26 kvadratus reik plokštis. Nu, okei, viską susiskaičiavau. Važiau, surinksiu medžiagas, parveš, išsikrausiam. Tai galės prikėpti darbuotis. Beprotiška šaltai yra. Aha, kažką tepstė rodurs čia. Vata čia, davė impakį, sėdėsiam čionais. Nebijok, Renaldai. Iškirpsiam. Spėjau. Bus cut-out padaryt. Spėjau. Šalt visi. Šalt visi, aiškės. Nu, pabiškien gerim. Tung. Čia viskas pritvirtinta. Dabar tik galiuks susikelnuoti. Ir bus visai neblogai. Agi ir davai, palikiam gal Modestau čia tus tam Faun Group darbuotojų
Vedanam gal parsinešiam vatos. Tai mes galėsim čia tus pašalis, tu jau pobėški dėtis. Nu, Vis tiek reik vat susineš, galime į vidų ir kažkur pasidėti vatą, polistirolį pasidėti. Plokštis dar po kol kas nesinešam. Ir tiek žinių. Einama. Turiu prisipažinti, man yra nejauku, man yra gėda. Norit sužinoti kodėl? Nes ir vėl teka pirkti paro kvatą. Dėl 3 pakių nieks, kaip sakė, Klaipėd nevažiaus parsivežti. O arčiau nėra. Turėtumėt čia tai, kurį užrašyti, padirbėti šito klausimu, susijimti ir atvežti Plungį Rokuliaus vatos, nes kitaip nieka vyra nebus. Matot, kas daros. Su Rokuliaus kepurį paro kvatų turi dėti. Nesąžininga. Netrauktas siurblys teik. Pilns maišus matyti jau šiukšlių. Prasisiurpkime betono dulkes bėškį. Kiek įmanoma, kad būtų gražu. Technologija. Čia kur ant sens pamats buvo vis kažkoks, nežinau, čia sens, ne sens pamats, nu žodžiu, kažkas čia. Tai bėški šaltukas labiau traukė. Tai žodžiu, uždėjom sterodūrą, aplipinom. Į tarpus kietą vatą. Makaronus 2,5, vat paėmėm 3 cm, čia labai gerai ant tep pasispaudštas, užsiklėjaus dar. Biškį amortizacinį juostą. Ką mažiau gal tą plokštį barškėt, nežinau, daus naudos, nedaus naudos, bet nesunkia paklėjauti, tai pasiklėjaunam dar ton ir galės biškį pradėti neštis plokštis į vidų pupeitų ir dėti plokštę. Jei! Grėžta. Tik paim kamerą į rankas. Kamerą paėmė į rankas, mūdės kart perforatorių. Brrrr. Va, 2 eilės, pirmos yra. Geras startas. Prisidirbau dievų, kreivą plokštę atsipjoviau. Kapšite. Nu nieko tokio. Sueis. Pasitaiko visim, kaip sako. Dedam toliau vatą čia. Klijaunam jaustą ir montuojam tolėliau plokštę. Sakė, Renaldžio patink būt vis laik kadrins į savim žiūr paskel. Galvoj papilmaus, kaip dar būnas. Nesakiau, bet papilmaus. Turės atsiminim. Papilmaus, reklama, kiti metam. Įvairūs tapybos darbai. Žiūram, Renaldas įsidėjusias kalbėjom. Kokie darbai? Nu, šiokie tokie darbai. Švariai siurbliok maniai, švaria. Pasistengs. Modės baig pralyginti galus. Nes čia betonsyto reikia žemiau. Be išpalauk papūts grunte, kad... To biškį praeit laiką, tiek yra. O, mate, jau Renaldis pradėjo kabinės primodės, jau skilučių rado iš modės darbų. Reglamentas jam neturbūt. Jeigu visur bus andare, prutumeit, kuo aš daugiausia, žinokis. Va, gausia spaudėms iš apačios, jų ir garon prugrindis. Kaip vulkans. Iš ką kaltų tada? Iš ką kaltų skombin modės tau tad iš kartų viskas aiškai. Niek čia daug nereikia iškoti. Все. East to west, VP Builders is the best. From early morning, Ne, mes sukę traktą atsirakinom. trying to get a quadratic route. They do some camera rolls. Sveiki atvykę. Ten susikrovėm daiktus, parlikėm čionai, su čia jau žiūr kokie pokyčiai. Gipsai, profiliai. Prašau, ką nori. Va, mėlynas gipsas Knaufo. Pertvarinę profiliuką, žodžiu, čia yra nemažai
padirbėta jau, aš kaip matau. Tai pasidarėm ton sandarumo testą, rezultatas galėjo būti ir geresnis iš tikrųjų negu ką buvo. Tai turėjom dvigubą geresnį rezultatą, sakykim, suafalinus, gaunas dvigubą geresnis rezultatas negu rek. 0,6 turbūt, pas mus gavos suafalinus 0,3, sakykim, didžiai pafalinus. Ir tu jau papasakos, kodėl šitaip yra. Didžiausi bėda buvo čionai, stumdoma sistema. Tai va, pro čia, ten į toks skilutį, tai pratraukinė labai smarkiai. Labai, sakyčiau, smarkiai pratraukinė pro ton skilutį, bet čia ne mūsų, kaip sako, kaltė. Čia tuo longa tiesiog struktūra vis to stumdom sistemas. Tai yra kaip yra, paskui mes trumpų tokį iškarpelį, koks čia rezultatas ir pridėjus ton matuoklį. Toliau pagrindinė bėda buvo nereguliuoti langai. Nėra sureguliuoti, tai pratraukinė. Čia pro užraktus, pro langų kampus visur pratraukinė, tuo pusė prie vyrių pratraukinė. Ir žodžiu, kiekvienas varstomas langelis identiškai pridėjus, tai tikra smarkus traukiams ir tai reikėtum susireguliuoti langus. Nu čia, kaip sak, dabar tas testas buvo bandomas tik tas. Tai žodžiu, toks dalyks galės dabar sekundį kartą sureguliuoti vis langus. Nežinau, vis tik reiks anon daryti, kaip sak, ton testą, kad būtų mums legalus, kaip saka, už su visas parašas, su visko. Dabar buvau patikrinamas toks. Tai va, pagrindinė bėda buvo lungų varčias, pratraukinė visur pro lungų varčias. Ten pro stumdomą sistemą pratraukinėjai. Tai žodžiu, kažkur čia į vandens krantą šiap. Bendranu čia nereikia lauko, būtent išlydzi gunceino palik. Tai vandens krants bėškinė sandarė sumontauts buvo. Ir čia buvo užklėjauts mandžiats. Nuns ten pats, matot, kap užsiklėjau, čia ne mes tą klėjavom. Tai pro šį čia labai smarkiai pratraukė. Tai žodžiu, mes kon dar galėm padaryti. Tai perklėjausim čia ton mandžetą. Reik tikėtis, kad susireguliaus visi lunga tvarkinga normalia. Ir turėsim rezultatą geresnį žymiai negu kad buvo dabar. Man tikslas iki 0,2, kad būtum, sakykim, tada būtum 3 kartus geriau, negu kad reikalaujant, kaip saka, mūsų įstatymai. Einu žodžiu, sveiki atvykę atgal į žiemą. Taip, šiandienis tikslas yra, reik čia viskom biškį prasivalyti, atsikasti. Čia turim ton legendinį balkį 7 metrų ilgiaus ir jį reikės mums įsifrezuoti čia ir įsileisti ton stogėlį, o ton atramą laikiną reikės naikinti iš čia laukon vis. Tai va, čia turim dar dastatį va tokį stogelį. Nesakykit, nuolydis pagal dangos reikalavimus atitinka, viskas įtvarko. Dangai sudėti, paskutinis lapuks nėra uždėts beina bangelį čia dar turpjautys, kas vietom gražia su ten. Tai žodžiu, susistatom, susiremam viskon. Kažką reikės bandyti jį čia įsikelti. On tavo atsakomybė, čia, kaip sako, viskas. Ką primatavot, tep nupjausia. Ui, kad didžiulis balkys. Va, žodžiu, tu jau bandysim įsikišti jį čionai. Pasidarėm capus, išsipjovėm. Užsikelsim veina galą tenais. Tada užsinešėm ton galą čia, pubišk pip, tai virš, ir bus gerai. Apšerkšny, man barzda kap veiloks, koks atrodo apšalis. Man sako, apskaudė, reiks išsivalyti. Šerkšna iš barzdos. Jau modės atrodo kap tai krustalius iš Norvegijais. Susnikeriaus limenėm štavo kap aprengiau žmogų kultūringą. Ką? Gal. Ne, gali imt laukom, viskas nebrek. Renaldys beiš paprašiau, bet ir susnikerės apsirengis. Girdi, aš gal pasigirti pas munis nauji vokiški Schubert batai. Labai patogus geri batukai. Su Bauer
Na, o į striukinės gilaukį dirbam, juk te bus šalta darbautis. O, išgabenam paskutinį briusą lauko ništerasas. Kiek, Modesta, nebijok. Išneš mūsų konstrukcijų laukon, ardomės, tus vis nesamuns iš čia pubėški. Nu, sverto principų, kaip aš sakau. Veina galą, antrą galą, veina galą, antrą galą. Tuo balkios vis pubėški pasikeldami viršų, suspaudėm. Išcapautas tas veitas, visur gražiai prisiglaudi. Balkelis buvo reikaliukų iš tikrųjų. Paleidom ton vėsą. Viskas gražiai, niks niekur nei čiut nepradoba. Ir kas toliau? Pasidarėm dar vis tiek pakulkas laikinas atramas. Veina antrą, ten tardysės laukon. Čia turim kolonikis. Susigriešiam. Jos pasistatys čionais ant betono. Kuksiam gražiai šitoj vietoj. Tai gausias kažkur, nežinau, kažkur panašiai. Čia, nu žodžiu. Bamt. Pasimatausiam, kiek yra atstoms nuo galo, pasižiūrėsiam, čiukšką čia suėt. Ir galės įsitraukti čia 2 ar 3 teras lėns. Nežinau, čia buvo kažkur pasipiešęs, pieštuk neapsimata. Čia gal tuliau kažkur buvo. Ir čionais veinuoda atstom vėl nuo galo. Kolona čia, ten ir apačio polius padaryts. Šitai kolonai pastatyti. Tai va, tokia technologija. Šitip atrodo. Dabar pasimiau graštelį ploną. Prasigrėšu čia gražiai per kampą skylį. Čia nais va šitip kampu ir 180 varžtus. Ras prie kiekvienos gelnis, kad niekur nebesibėgtant. Patoks mūsų plans. Kažką pubeškinė neįgyvendinsim. Ten dasimušom, čia atvažiavom. Galvoju, nors balkis įdėti, visai neblogas sekas, jau balkis įdėts, tai jau pristigrįžam ir žiūrėsim, kas čia gausis toliau. The next, please. Ruošame pakalimus, sudėjom ilgas rėgis. Užteksi po veiną, čia šitas ton ilgas rėgi. Laikį untvinių ir ant varštų tokį sneigą. Da įdėjus vėjim varštą bus išvesa mirtina. Įnorės kažkom parodyti, ne, kon dirbam. O įteik šalta. Į nieko rodyti, krapštumės, nu jau išsėjom, veston šlykštalą, tai labai džiugu. Bliam, čia reikėda tomė į lentelį prisišaudį, bet ryto prišausi, kai ištraukia laukon. Nu, žodžiu, apatinis pakalėms padaryts. Analogiška kaip ir visur su veinu ventiliaciniu tarpuku. Kietų padarysim kažkur ten jaučiu toliau ventiliacinį tarpoką. Ir žodžiu, toks tatais tas grožis, kabelių krūvą išsikaišiuoti. Nu, gal rytku nors jau nufilmaus, bent jau kaip kala tas lygis labas. Gal kažko nuveiksim ryt? Gal kažko ryt nuveiksim, nes šiandien nieko gerą. Susitvarkėm čia dabiškai, atsivalėm, kol pasiruošėm tom pakalėjimą daryti. Tinklioką užsidėjom pakalimu. Ir tadėjim susprogu. Čia su tas visas kerčių išlaužimas, kol išgalvojom, kaip ant pasidaryti, kaip susivesti, kad gražiai susijungtom. Laiks įnumėję tai per tus galvos suksėjau. Kaip sako, vakaras, 5 valanda. Apsitvarkom šmutkis ir važiuosime namoliu. Va. Batareiks reikia įsitraukti, ne? Jo, batareiks išsimsiam laukon. Kaip patogiai. Baigė darbėlį šitas įroks atgal į diželis. Ir įvedu. Burzga. Eik, fantastiko. Nu, Renaldai, pradedam. Tadam, naujas kelnis, Renaldis šiandien pasipuošęs, sako, vakar niek nefilmava, sakė, jau galvoju šiandien, sak, teik, daug visko filmausi. Tai aš jau pradėt, sak, Renaldis, aš net pasipušiau, švarės, gražias, naujas rūbas. Šiltas. O, Hailey Hansen, prašau, ką nori. Žodžiu, kepinam
Kepinam toliau pakalimus. Vakar niek nebenufilmavau. Čia vargom buvau žiaurę šalą nagą. Bandėm susivesti ant kerčių, laužyti tus 3 skirtingus nuolydžius į kapsaką, kad gražiai viskas čia susijungtum, nes čia paren lygia pakalėm, čia jau ledas teptintas statistinis kamps. Žodžiu, buvo reikaliukų, gavos tokštas vaizdelis, nes visas 4 pojus bus vienodas, su toik pačiu atkantavim teik čia, teik ten priekiai ir atkantavim, teik tenas abijos pusės yra tokie atkantavimą. Tai ir čia reikia toik padaryti, kad būtum vienoda. Tai vakar prasėjom tom bjaurasti, o šiandien laika jau gal sakyti malonioji dalis. Didžioji plokštuma, a ne? Jo, Va. O aš bandysiu pasistatyti kolonas įveitas, grįžus skylį, bam, prisiveržiu ir bandau suinstaliuoti kolonas įveit, kortų krenti. Ir paskiau gal pafilmausiu biškai apie tas dėžės, nes vakar įmečiau storiok, tai apie tas dėžės, ką pradėjot vis klausinėti, iš kur pirkau, kiek mokėjau, ar patogis, ar pasiteisinas. Modesta pasiteisinus dėžės. Tam patogio, nes atėjo kažkų už to. Va, aš sakau, pademonstruokite. Šmakšt, va, šmakšt. Šiokus įtraukšt. Išsivežė į lauko visko nedarbaunis. Tai žodžiu, paskiau apžvelgsiam tą visą mono komplektą tų dėžių. Dabar galime biškį pajudėti, nes šalta. Nu, parodykit, kaip moka dirbti. Dabar reikia nesijaudinti. Vienalys susikaups su modest laikyk. Va. Ieškant man. Gerai. Va, šaunuolė. Pagarba. Ką aš pasistačiau kolonytę vieną, kolonytę antrą, tenais galės išsiardyti lauko ant tas nesamoništas dabar išsiimti ir palikti švarį veitą. Spažiai, kai graždai šiandieną, ne? Saulė šveit, fantastika, labai graži deina. Matau, Renaldis tobulėlik su kiekvienu deina, išrašysiam naują metrą. Nu, Renaldai, užsitarnava dar naują daiktą. Ačiū, žiūrėjau. Eik, tai čia bus geras, laikys ilgą omžiną. Drėgmės nebei, kaip stongrus koks, pažiūrėk. neiškliubins dar. Taip, tikrin iš karto. Žiūrėk, kaip vieton pagal ilgį. Tobulas Modestai pjūvis. Tobulas pjūvis. Gražu. Buvo berniukai ir mergaitės. Veina plašatkių ant lubų iškalta. Ten dasibaigiam šitą kerčią. Užkėliau ten iki viršaus. Padariau ventiliacinį tarpuką. Ir lieka dabar pasidaryti dar priekį. Va. Čionais šmokt ir taip pat pakalėm šiparės lygę ir nes kampų, nes analogiška visus tintus kitus kampus namą yra taip pat. Pavyzdys, kokį plauką iš krūtins mane lenda. Net veidą už to. O, krūtin, tikra vyra. Gera, kad ne pirmadienis, ronks nevirp. Kiek dar turi pjauti? Ar aš galėsiu padaryti dėžių review? Galės, neužilgti, Gerai, leisiu. Gal girdėsite tep apie tas dėžis. Nežinau, net ko čia jums papasakoti. Iš tikrųjų, tai pirktas yra iš specialist.lt arba RM Tools dar kitep. Ir čia yra stalčių sistema. Kai kurie klausat apie kainas, tai yra daug, dažna būna nusunt akcijai, bet aš tikrai galiu pasakyti, kad virš 500-600 tikrai mokėsite už tas dėžis. Ar pasiteisins reikals, tai tikrai, kad pasiteisins. Kas mums patik, kad gali susidėliuoti taip, kaip nori, susisegveina su kita šonus čionai, tor
ronkinas, aišku, komplektaunas anos, kiekviena atskira pagal savim. Nusipirkau platformą su tekinukas, prie tos platformas jungas tos dėžis, perkast atskira ronkina, nori ronkins, nenori ronkins, nori ratokų, nenori ratokų, žodžiu, kaip kam patogiau. Mes pasimėm su ratukas, ką galėt pasivežinėti. Tai pasimėm veina dėžį, tokį rezervinį, kaip aš sakau, dėžalį, kur susimetam visokius varštuvo likučius. Rek, atėję, pasimė, kaip sako, kažko nerek verstys, nerek iškoti daug, atsidarė ir žiūri, ar turi, ar neturi kažko. Tai veina dėžį tokia. Supakaukiam atgal rankinas. Nes jeigu nori įėti ton dėžį, turi ronkin būtina nusiimti. O toliau stalčių sistema su užraktu. Čia pasimėjau dar vieną paprastą dėžį, tai čia įsudėti įronkę, katrai naudojas visų rečiausia, tai ten freza, dar skardo žirklis įdėtas batareikėnis, laboretans, kaip sak, objektą išsitrauki porą tretą dienų ir kiši paskiau atgal į dėžalį. O viskas, kad būtų patogia, tai yra stalčia, čia didas pertvaras, čia gali prisikryžminti, kaip tu nori. Mes tas pertvars įsimėjom laukon, žodžiu, ir gaunas dėžis talpesnis. Tai čia yra veina stalčiaus dėdelį tokį. Čia turim tokį balaganą, rektam biški persidėliuoti kampainis. Veina į kitą dėžį, nes čia tor susidėti suktuką, jeigu aš neklystu. Čia dar vienas stalčius, karūnas, hermetiką visokiai sudėti. Taip galėjom ir prabėgti viskon. Ai, modės čia atlaisva, ne suktukam dėžalį, va. Tai čia bus batareikom ir suktukam. Čia visokiai raktai, šviesukiai mėla čia, kur labai retai naudojasi. Kalks įdėt šitą atsargins komplektsum galiukų įmests, pjūklam atsokti raktą. Durnikiuks įdėts retenybė, testeris laidų įmestas, cvambals ant laidos. Ir žodžiu, va, tai šitą visi traukas laukon, kap nori taip galins persidėliuoti, persikilnuoti pagal save. Čia peiliukai, visoks smulkmis irgi, graštai, finišiniai vinukai sudėti, zapasinis peilis, tas čia, va, telpa, reik biškai perūšiuot, labai jau viskas išsklaidyta čia yra, tau pač tas čia gal palikti, o ten reik dėti čionais prie raktų. Čia vėlė, rulets atsarginis, kreidas, visi šlifavimo, pjovimo, babakai sukišti. Čia vėl. Tų rulečių, čia modesta tas rulės rekščiai nautens laukon vis toikis. Čia lauk. Baisa, čia platė taip pat įrunkia, žiūr, kartuojas per kelias dėžį sudėti. Nu, čia teivas, klipsiuką, da čia montuojas. Čia dar varelių į, bet žodžiu, mes realiai netgi neišnaudojam dar pilną gal tų dėžių iki galo. Bet įrankius čia ir kai kurios įrankis laikom, kur turėjom gražius tvarkingas dėžės. Tai čia, sakykime, pagrindinis smulkmens, bet tikrai gali prisikeišti nemažą įrankį. Stalčių pilna, nu gali tų suktokų privaryti, patarkim. O įtukiai du dideli stalčiai, tai telpi kreiziuką, čia šitas du pasidėti ir suktuką su batarkiam. Čia perforatorė telp, žodžiu, tvarkingas, geras, gražis dėžis. Va te, bičiuliai, čia panatus dėžis būtų patogis netgi, kas nu mūsų mėgstat pastaliauti, pasidarbauti, garažėlė pasidėję toks, visi įrunkia veino veito, tvarkinga, neįsilaid, kaip sak, per visą garažą, tai jie ir viskon turi, nes mūsų atveju mes, kaip sak, per dėinę ir tus įrunks išsitompom, bet paskiau viskon čia atgal susidedam
ir iš ryto žina, kur viskas yra sudėta. Aišku, būtų gera da čia taip normaliai iki galskom persirašiauti, pasidaryti priklijuojams lipdukus, kas kurį, kad nereikėtų ateis iškuoti, nes kiek iki biški pamiršti ren per vistalčių, kur kasį. Tai būtų lipioškis, būtų išvestas super. Darbai vyksta, niekas nepyksta. Pukšt, paskutinis pakalimukas čionais. Tai jau ir bus viskas baigta beveik. Liks suskardinti, sudėti kaktinis, sudėti lietaus sistemą. Bet ką plaštaik susidėsim nežinau, nes yra viskas užsnygę, viskas apšalę ir taip toliau. Man rodos, kad reikės laukti atlydžio ir grįžti, dasibaigti skardinimus vis, nes kitaip neįsivaizduojant, kaip čia dabar padaryti.